Sveiki, su jumis Rapso akademija ir aš jos vedėjas Arnas Radzevičius. Drauge su kompanija Rapul ir Žemės ūkio akademija nusprendėme pamėginti užauginti efektyviausią rapsų derlių. Visas veiksmas vyks čia Babtuose, agroinovacijų ir tyrimų centro bandymų laukelėse. Ir čia bus varžytuvės. Eime! Dėl didžiausio aliejaus derliaus ir geriausio rapsų augintojo vardo rungsis 4 Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studentų komandos. Tai yra 20 būsimų agronomų. Jie pasitelks inovatyviausias rapsų auginimo technologijas ir produktus iš agrokoncerno produktų krepšelio. Susipažinkite su komandų kapitonais. Geltonosios komandos kapitonė Gustė Liutvinaitė. 3 kurso agronomijos studentė. Iš Šiaulių rajono kilusi dalyvė 1 metus su tėčiu augina rapsus. Dalyvauju dėl suteiktos unikalios galimybės, o tikiuosi išmokti kažką naujo. Vilkų komandos kapitonas Rokas Drobnys. 3 kursis studentas 7 metus kaupia praktinės žinias augindamas rapsus tėvų ūkyje. Kažkaip atvažiavo į universitetą prisistatyti, pagalvojau, kad būtų visai įdomi patirtis ir kažką naujo sužinot, kokią technologiją augina, gal kažką blogai darom, gal kažkokių naujovių yra. Ilgiausio pavadinimo nuo lauko iki aukso komandos kapitonė Emilija Barkauskaitė. Mieste gimusi ir užaugusi mergina ūkininkavimo patirties semiasi iš senelio. Taip pat turi praktikos mokomuosiuose laukeliuose. Tiesiog norisi pasisemti jos daugiau ir išmokti dalykų, sužinoti daugiau apie chemijas, kadangi reikia sudarinėti visas auginimo technologijas. Susipažinkite, šmaikščiųjų žiedinukų komandos kapitonas Nedas Paplauskas. Nuo 12 metų kartu su tėčiu ūkininkauja, augina rapsus ir pasiryžęs rungtis dėl 1 vietos. Geriausios klaidos yra iš kaimynų mokytis, bet čia galime klysti ir žiūrėti, kokius sprendimus taikyti reiktų. Komandų tikslas – užauginti didžiausią aliejaus derlių mažiausiomis sąnaudomis. Bus vertinamos auginimo technologijos, sprendimai, kūrybiškumas, prisitaikymas prie aplinkos veiksnių ir iššūkių. Kiekvienoje laidoje komandos gali surinkti iki 5 taškų. Dalyviai gali gauti papildomų taškų už kiekvieną apsilankymą savo laukeliuose. Pasibaigus Rapso akademijos projektui, geriausiai įvertinta studentų komanda bus apdovanota komisijos prizu. Jūs, žiūrovai, taip pat užimate garbingą vertintojų poziciją. Socialinėje erdvėje aktyviausiai palaikoma komanda bus apdovanota publikos prizu. Tad būtinai palaikykite savo mylimiausią komandą. Visos 4 komandos varžosi dėl svarbiausio prizo – 2000 eurų. Viena komanda gali susižerti visus prizus, tad tikrai bus dėl ko stengtis. Komandos augindamos rapsus varžysis su agrokoncerno standartinė auginimo rekomendacija, kurią galima rasti štai čia, svetainėje. Dalyviams labai svarbu įžvelgti šios technologijos spragas ir ją tobulinti. Moksliniai eksperimentai atliekami randomizacijos principais. Tad burtų keliu išsiaiškinsime, kuri komanda, kurios laukelius gaus savo rūpesčiui ir priežiūrai. Laukelius apžiūrėjau, visi labai panašiai atrodo, tai manau, čia priklausys paskui nuo auginimo technologijos, kaip jie vėliau atrodės. Burtai visai gerai pasisekė, esam patenkinti. Gan neblogai atrodo, tai džiaugiuosi. Gal kažkiek atrodo, kad reguliatorius galėjo būti kažkiek aštresnis. Kaip visą laiką kaimynų gražiau atrodo, su piktžolėm susitvarkyta, kiek mačiau. Jeigu agronomai sakė, kad viskas padaryta, ką reikia, tai pasitikėsim. Visus komandų sprendimus, pasirodymus, iniciatyvumą ir kūrybiškumą vertins patyrusi komisija. Susipažinkite. Kaip galima neprisidėti prie šito projekto, jeigu dalyvauja mūsų studentai? Metas susipažinti su auginimo technologijų vertinimo kriterijais. Kadangi žemės ūkis yra labai kompleksiškas kaip gamybos šaka, studentų iniciatyvumas ir žingeidumas turbūt lems didelę mano vertinimo dalį.
Aišku, galutinis rezultatas bus svarbiausias, tai turbūt bus aliejaus derlingumas iš hektaro, tačiau kiekvieną kartą vertinsim, kaip augalai reaguoja į kiekvienos komandos individualų sprendimą. Manau, kad sumanumų tikrai labai prireiks, nes dabar yra suplanuota viena technologija, bet viską pakoreguos meteorologiniai sąlygos. Metas susipažinti su lauko charakteristikomis ir kokių iššūkių patyrė rapsai bandymų laukeliuose rudenį. Lokacija Agro ITC bandymų laukeliai. Priešselis, vasariniai miežiai, žemės dirbimas, arimas, vėliau seklus skutimas diskiniu skutiku. Kultūra, žieminiai hibridiniai rapsai Mercedes. Tai Arnai, kas buvo daryta šituose laukeliuose, kaip jie buvo paruošti? Pasėjom pačioj pabaigoje rugpjūčio. Skubėti nepavyko dėl visos Lietuvos tragedijos, sakyčiau, šių metų derliaus nuėmimo ir sėjos. Matau šiandien dienai piktžolės, kurios veikiamos haloksifenmetilo, veikiamos deformuotos, atlikti augimo reguliavimai, pabirų kontrolė, per lapus ir insekticidinė apsauga. Turim įvairių musių pažeidimų, pirmasis famozos dėmes. Rovėm ir radom vieną šaknį su gumbeliu. Ne šaknies gumbas tikrai. Tai yra paslėptas straublio situacija, nors ir šituose laukeliuose mes naudojom insekticidą. Ir mūsų tikslas buvo susimažinti ir susikontroliuoti spragas. Kaip sakyti, tragedijos iš to nereiktų daryti, turbūt sutiksi. Kontrolė visada reikalinga tą daryti. Mercedes – tai dešimtmečių patikrinta žieminių rapsų hibridinė veislė, sukurta Rapul selekcinėje kompanijoje. Stipriosios veislės savybės. Tinkamas ankstyvesniai vidutiniai sėjai. Labai geras žiemkentiškumas. Stabilus laiko patikrintas derlingumas. Didelė aliejaus išeiga. Kaip manai, dabar komanda, ką jie turėtų atkreipti dėmesį, kad pavyktų šią veislę užauginti? Tai nėra veislė, kuri turi famozės atsparumus. Ką šiaip matau iš ilgamečių mūsų tyrimų, kuriuos atliekam fungicidinių su Mercedes veisle, visada papildoma apsauga rudenį nuo famozės, duoda papildomus porą šimtų kilogramų iš hektaro ir šie purškimai jau atlikti. Komandos ateis dirbti jau pavasarį, joms šitos spragos jau bus išspręstos. Vienas tokių svarbiausių momentų – pavasarinė apsauga būtent nuo ligų, bei augimo reguliavimas, bei savalaikis kūlimas. Tikslas bus pažiūrėti, ar jie tos taškus pastebės patys, padarys sprendimus tam. Nepamirškite, kad turite milžinišką galią šių žmonių rezultatams. Tad kviečiu išreikšti palaikymą socialiniuose tinkluose, parenkant skirtingus patiktukus. Siekite, auginkite ir balsuokite. Kitoje laidoje matysite, Rapsų akademijos komandų kapitonai vyks į Vokietiją, kur susipažins su naujausiais Rapul selekcininkų sprendimais ir išgirs įžvalgas, kurios jiems padės pasiekti geriausių rezultatų bandomosiuose laukeliuose.